of fun. I like it. Labas, mano vardas Agnė, sceninis slapyvardis Emka. Nuo 2017 m. rugsėjo šoku ant stulpo bei užsiimu floorwork šokiu. Apytiksliai jau 6 metus treneriauju ir moku būtent šių stilių. Jeigu pamatau, kad mokiniui nesiseka, pirmiausiai prieinu ir pasikonsultuoju, kaip galim nulaužti šį triuką ar judesį. Jeigu visgi kartu išsiaiškinam, kad tai tiesiog tokia lieva diena, savaitė ar mėnuo, paleidžiu žmogų ir nuraminu, kad tą dieną galima ir šiek tiek patingėti, sau leisti atsipalaiduoti ir viskas kita pamoka ar dar kita bus geriau. Kodėl aš nusprendžiau būti šokių mokytoja? Kai buvau vaikas, jau mano vienas mėgstamiausių žaidimų buvo mokykla arba choreografijų statymas ir mokydavau visą laiką visas kiemo draugės, nori jos to ar ne. Baigusi studijas, kurį laiką dirbau tą įprastinį ofisinį darbą, bet ilgainiui supratau, kad mano vieta yra ne prie klaviatūros, o šokių salėje. Kreipiausi į tuo metu lankomą šokių studiją su pamokos idėja, jos sutiko savininkės ir visa kita jau istorija. Taigi, kai galvojau apie žmonės, kurie mane labiausiai įkvepia, iš karto į galvą šauna dvi asmenybės, abi jos yra mokytojos iš JAV. Tai Paul Kitten, tikrasis vardas Catherine, ir Claudia Renė. Nors abi mokytojos, kaip minėjau, yra iš gan toli, man yra tekę pas jas būti pamokose gyvai. Daugiausiai, žinoma, mokiausi internetu. Mane tiesiog žavi jų nuoširdumas, paprastumas ir tai, kaip jos sugeba įvairiausias variacijas ir progresijas išaiškinti. Visą laiką jautiesi laukiamas ir būdamas savo vietoje jų pamokose. Jeigu tai yra choreografinė pamoka, abi jos puikiai moka nupasakoti, kokia tai bus nuotaika, su kokia emocija šoksim ir iš vis apie ką yra šis pasirodymas. Nepaisant to, kad jos yra puikios profesionalės ir mokytojos, mane taip pat žavi jų verslumas, nes jos turi gan didelės online platformas ir vieną dieną galbūt tai bus ir aš. Kai galvoju apie tai, kas mane įkvepia šokyje ir skatino tobulėti, pirmiausia galvoju apie smalsumą. Man atrodo, kad visi šokėjai natūraliai yra perfekcionistai ir siekia tobulinti savo judesius, rasti naujas variacijas, kitus kampus ir prieiti prie muzikalumo. Antrasis dalykas tai būtų mano aplinka. Tai yra ir kiti mokytojai, profesionalai ir mokiniai. Ypač kai vykstu į varžybas. Prisižiūriu tiek daug nuostabių pasirodymų, kad norisi grįžti ir tiesiog viską atkartoti. Taip pat, kai treniruojuosi su kitais mokytojais, jaučiuosi palaikoma ir net ir blogą dieną žinau, kad viskas bus gerai. Na ir žinoma mokiniai, kaip jau minėjau, mano mokiniai yra labai protingi ir smalsūs. Užduoda daug įdomių klausimų, mane verčia gilintis į technikas, apie kurias net nepagalvojau ir atsakyti į klausimus, kurių galbūt netyčia tą dieną buvau ir neapsvaršęs. Tai kas man yra šokis? Visų pirma, tai yra lengviausias priėjimas prie laimės. Kai aš judu, gaminasi visi įmanomi laimės hormonai ir nesvarbu, ar diena prasidėjo gerai ar blogai, žinau, kad su šokiu man palengvės. Šoku ne tik kaip linksma, šoku, kai jaučiu ir kažką negatyvaus ir galbūt noriu išsikratyti, išsipurtyti. Esu iš šokių stadijos išėjusi ir šiek tiek su ašaromis, bet tai buvo tiesiog geras palengvėjimas. Taip pat šoku ir dėl bendruomenės. Tai yra nuostabus bendravimas su kitais žmonėmis, kai kartu ieškome, kaip prieiti prie judesio, kartu ieškome sinchrono. Tai yra mano pats geriausias būdas bendrauti, ypač kai esu šiokia tokia intravertė. Tai per šokį aš galiu visiškai pakeisti savo asmenybę ir atsiskleisti. Tai man šokis yra laimė ir išsilaisvinimas. Noriu visus pakviesti į floorwork šokių pamokas. Tyrinėsim judesį, muzikalumą ir ryšį su grindimis. Tinka visiems, ir šokusiems, ir nešokusiems. Aš pažadu saugią erdvę, šiek tiek iššūkių ir daug atradimų.